mylimas žmogaus vaike, Melek Metatron kalba su tavimi, o aš noriu pirmą tave paruošti tam, kad galėtum tiksliai priimti ir suprasti siunčiamas žinias iš dvasinio pasaulio. Todėl pradėk įkvėpti smarana šviesą. Smarana reiškia Dievo artumą, Dievo artumo jutimą. Ir kuo giliau įkvėpi šį žodį, tuo giliau įkvėpi šio žodžio garsus, tuo arčiau jauti didelę Dievo meilę. Pabandyk su savo kvėpavimu įeiti į šias energijas. Pabandyk išsiplėsti ir leisk visoms savo mintims, viskam, ką atsineši iš tolumo. Paprasčiausiai leisti ateiti ir išeiti. Nes šią minutę, tai ką tu patirsi, tai minutės, tai laikas susitikimo. Tavo vidinis susitikimas su dvasiniu pasauliu. Aš džiaugiuosi, kad tu šią būseną pasiekei. Nes kuo daugiau tu atsipalaiduosi, tuo giliau pajausi energijas, kurios greitai į tave siunčiamos bus. Aš esu Melek Metatron, Dievo akis, mylimas žmogaus vaike. Aš matau tave tavo gyvenime ir žinau, kaip tau einasi. Aš galiu tau užtikrinti, kad mes, dvasinis pasaulis, esame su tavimi, nes mes žinome, koks yra sunkus laikmetis, kuriame tu esi inkarnuotas. Susikuria vėl ir vėl naujos energijos tavo palaikymui. Teka su kiekvienu žodžiu, kurį aš šiuo metu tariu į tave ir siunčiu aukštas energijas į tave. Šios energijos palies tavo širdį. Šios energijos myli tave, tave palaiko, tave apsaugo. Ir tik nuo tavęs priklauso, ar tu šias energijas priimsi. Galbūt tu paleisi kontrolę ir atsiduosi šiai tėkmei, nes tai yra Dievo rankos, kurios tave laiko. Tokiu būdu tavo energijos yra pakeliamos. Jos bus pakeltos iki sekančio lygmens. Tu turi žinoti, mylimas žmogau, kuo aukštesnis energijų lygis, tuo stipriau išsiplečia tavo sąmoningumas, tuo giliau ir stipriau šios švarios energijos veikia tarpusavyje. Tuo grynesnė taps tavo siela. Tu jausiesi gerai, nes daug šviesos, kuri yra siunčiama į tave, ir viskas, kas per mano žodžius į tave įteka, tai teka per tave. Ir ši šviesa pakelia tavo energijas. Ir tavo siela gali dabar labai įsiplėsti. Ji gali tapti gryniausiu, švariausiu brangakmeniu, kurį tu kada nors turėjai. Tavo siela yra viskas, kas yra dėl tavęs svarbiausia. Ir jei tu gerai rūpinsies savo sielą, ją mylėsi ir įsiklausysi į viską, ką ji tau šnabžda, ką ji tau sako, tai priklausysi toms gryniausioms sieloms, kurios pakils į 5. dimensiją. Venk negatyvių minčių ir nukreipk save į pozityvą. Būk dėmesingas sekančiai dienai.
nes mes energiją siūsim, kurios apsaugos tave. Ir nesvarbu, kokiu metu atliksi šią meditaciją, kokiu laiku tu įsiklausysi šią žinią, šios energijos bus formuojamos tau asmeniškai. Ir tu kiekvienu momentu, sekančiomis dienomis galėsi gauti iš mūsų energijų pakeilimą. Stebėk ypatingai tai, kad išlaikytum tik pozityvias mintis. Nes kuo pozityvesnės mintys, tuo giliau mes galėsim nusiųsti energijas į tavo širdį ir į tavo sielą. Mums buvo didelis džiaugsmas dėl tavęs veikti. Mylimas žmogau, pasitikėk savo sielos impulsais, nes tai yra siela, su kuria tu eini savo kelią. Tai tavo siela, kuri tave palydi į 5. dimensiją. Mes viską padarysim dėl to, kad tu įgautum mūsų palaikymą, tačiau šį kelią tu turi eiti savarankiškai. Ir kas be ko, tu šį kelią nueisi. Mes esame su tavimi palaikančiai ir saugančiai visuomet, netoli tavęs. Tu jau dabar gali džiaugtis, nes viskas taps gražu. Viskas, ką tu dabar įveiksi šiame laikotarpyje, galim tau pasakyti, visą daryti verta viską daryti, ką tu dėl savęs jau darai. Nes laikai po pereinamųjų laikų taps nuostabiais. Susikurs didžiulė bendruomenė nuostabiausių žmonių ir šviesa suspindės. O mes dabar leidžiam šiai šviesai spindėti tavo širdyje. Tavo dieviška liepsna plečiasi. Jausk susijungimą su Melek Metatron. Jausk mano energijas ir žinok, kad aš esu su tavimi. Neša tave mano energijos mylinčiai per dabartinį laiką. O tu gali būti tikras, kad tavo sielos impulsai parodys tau tikrąjį kelią. Ypatingai atkreipk dėmesį, ką tu jauti savo širdimi, nes yra svarbu, kad tu rastum savo nuosavą tiesą viskame, kas nutiks. Spinduliuoja tavo sielos šviesa, o aš su dideliu džiaugsmu stebiu tave, mano mylima žmogaus vaikė. Tu esi geras toks, koks esi. Tu esi stebuklas, tu esi Dievo dovana. Mes esame su tavimi. O dabar atsisveikiname su tavimi pilni meilės ir dėmesingumo. Aš apgaubiu smaragdą apsiaustą